Sveiki, Color LT nariai, šiandien parodys pamoką, kaip pasidaryti tekstą iš kelių spalvų su Adobe Illustrator programa. Pirmiausia, einame į File, New. Darbo pavadinimas bus spalvotas tekstas, profilis web ir dydis nėra svarbus. Spaudžiam OK. Pirmiausia, mums reikia eiti į Type Tool ir susikurti raidę. Tai aš rašysiu raidę E, tai yra C, ir dydį pasirinksiu apie 400. Paspaudę ant savo raidės, pašalinam spalvą ir uždedame stroke. Toliau paspaudę ant raidės, einame į Object, Expand. OK. Pasirinkę Direct Selection Tool, spaudžiame ant raidės ir ištrinam linijas. Tiesiog šiuos kelis taškus, kad būtų viena linija. C raidė, vienoj linijai. Toliau. Su Rectangle Tool susikuriame 3 mažus kvadratėlius skirtingų spalvų. Stroke galima pašalinti ir spalva, tarkim, bus, tarkim, raudona. Galime kopijuoti. Įdėkite vieną šalia kito, kad nebūtų baltų tarpų. Spalvas taip pat pasirinkite skirtingas, kitaip efekto nepamatysite. Nusibraižę 3 kvadratėlius, juos pažymėkite, eikite į Window, atsidarykite Brushes, kai atsidarysite, pažymėję 3 kvadratėlius, paspauskite New Brush. Tada išleis lentelę su naujo teptuko pridėjimu ir pasirinkite Art Brush. Spauskite OK ir strėlytę į viršų. Tuos 3 kvadratėlius galite ištrinti. Toliau spausite ant jūsų raidės ir vieną kartą paspausite ant Brush. Taigi, kaip matote, jūsų tekstas yra iš 3 spalvų. Taip pat galite padaryti ir su kitomis raidėmis. Spalvas galite pakeisti, jeigu norite, kad tekstas būtų iš kelių spalvų. Tai tiesiog vietoj 3 kvadratėlių pridėkite daugiau jų ir tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir savo darbus pateikite Color LT forume. Sėkmės.